Labas rytas visiems. Kągi šiandien dažysim motociklo baką. Aišku, čia dažymas paprastas, juoda spalva, nieko ypatingo, bet čia parodysiu, kaip dažau, kaip lipdukus klijuoju, nes klijuosis du lipdukai iš vienos pusės, iš kitos pusės. Paprasta juoda super black spalva, nei perliukas nieko, žodžiu, paruošiam baką, kaip matot, nes buvo keletas linkimų čia, čia buvo linkimas, čia vienas linkimas ir buvo seni lipdukai po laku. Viską, žodžiai, paruošiam, išlyginom, nugruntavom. Kągi, dabar pirmiausia nusiriebalinam su tokiu skysčiu. Šitas pats geriausias antisilikoninis valiklis. Yra dar toks nefrazas, bet aš jo nenaudoju, nes jis palieka tokias ryskes. Būna taip, kad nudažai su pigmentu ir išryškėja visi tie dryžiai. Paprasčiausiai užpurškiam detalės. Turim tokį, kaip čia pasakyti, skudurėlį, šluostę, jinai labai švelni, nepalieka jokių pūkų. Specialiai aš ją pirkau nuriebalinimo darbam. Štai pusė praėjom, einam į kitą pusę. Geriausia naudoti su šituo buteliuku, ne ant škarliuko piltis kažkur ten ne detalės, bet geriausia užsipurkšti, tai gaunasi ir ekonomija, sutaupot ir daug patogiau visą detalę galite apipurkšti. Na štai, suriebalinam. Po to yra tokia Merliaus tipo lipni šluostė. Ji limpanti, surenka visas dulkes. Tai galima ir dabar nuvalyti, bet aš dažniausiai valau prieš dažymą jau, kai ventiliatoriai pajungti. Tai tuo pačiu ir su pulveriu, su oru nusipučiam ir praeinam su šitą šluostę, kada surinktų visas likusias mini dulkes. Aišku, kaip sakiau, čia ne profesionali kažkokia itališka kamera. Viena kita dulkelė būna. Ne šiukšlė, bet dulkelė. Nes daug kas neskiria mikro dulkelį nuo šiukšlių. Šiukšlė būna tai jau, kai didelis gabalas kažkoks įkritęs. Į laką, sakykime, ar į dažus. O dulkelė tai yra mini dulkelė, kuri tikrai nusvitrina, beplaunant paskui motociklą ir dingsta. Kas dar? Daug kas sako, čia dažai ant popieriaus stalo, tam dar kažką panašiai, o ne ant kažkokio tai rėmo, tai galiu pasakyti tik tiek, kad kiekvienam bakui, kiekvienai detaliai nepasidarysi stovo. Tai dažau šitaip, nes vis tiek bakas iš apačios nesidažo niekada. Dažosi, matot, iki kantų, o čia prie kantų eina ir prieit visur aplinkui. Tai dėl to ir dažau ant tokio stalo. Bet bent jau užsitęsiu visą laiką naują popierių dažymą, kad nuo stalo nekiltų kažkokios šiukšlės dulkės, nes kiti dažo ant paprasčiausiai ožių numestų. Na, taip tikrai daug geriau. Ten jeigu dažytųsi kažkoks tai, sakykime, Harlio bakas, Chopperio bakas, taip, ten jau eina bakai apvalus kraštai, reikia dugnus pūsti, tai statomės tada, kaip matėt, ant specialaus stovo Chopperių, Harlių bakam. Britvų bakai nesidažo apačias, tai darom šitą. Kągi, eisim maišytis dažus.
Paleisim dar biškį šilumos, jungsim ventiliatorius ir eisim dažyti. Kągi, pirmas sluoksnis nudažytas, laukiam patrauks 5 minutės ir dažysim antrą sluoksnį. Kągi, nudažėm su dažais ir dabar pradžiūvus palaukiam 15-20 minučių, kad normaliai bazė sudžiūtų. Turim tokius lipdukus Kawasaki. Čia jie yra su pernešimo plėvele, žodžiu. Iš galo popierius. Iš čia yra, kaip matot, plėvelė ir ant tos plėvelės pasilieka raidės. Ir mes su tą plėvelę pernešim į norimą vietą ir klijuosim ant detalės. Tai čia vadinasi lakuojami lipdukai, kurie neturi šitos plėvelės, tik tais yra ant popieriaus užklijuoti užrašai, sakykim. Ten jau klijuojasi kitaip, ant lako. Čia bus viskas po laku, kad nenusitrintų jokie lipdukai, jokie kantai net nešinėjus. Kągi, nusivalom. Dar prieš klijuojant su ta pačia, kaip sakiau, servetėlė, lipni. Surenkam visas, jeigu yra dulkės. Aišku, aš čia nemokinu nieko, aš tik rodo, kaip aš darau, nes, kaip žinom, kiekvienas meistras, nesvarbu, ten statybininkas, dažytojas, ar ten dar kažkas, tai dantistas, visi mes dirbam savo stiliais, savai, tikrai nevienodai, tai niekada nereikia žiūrėti, kad vienas dažo taip, trečias pulverį laiko kitaip, penktas dar kažką kitaip daro. Kiekvienas meistras daro savai. Svarbiausia žiūrėti į darbo kokybę. Nes būna daug komentarų, kad ne taip dažai, ne taip pulverį laikai, taip toliau. Na, čia yra asmeninis kiekvieno reikalas, kaip kas nori, taip daro. Svarbiausia rezultatas, kaip aš sakau. Štai turim lipduką ir jau stenkitės klijuoti, aišku, kaip turi būti. Gal pradėsiu nuo anos pusės, nes jau kaip ir kips, nebepataisysi niekaip. Taip, mes turim čia tiesią liniją ir mes darysim šitą.
Stenkitės tos plėvelės pačios labai netrint, nespaus, nes jinai labai kimba prie dažų. Tik tais patį lipduką ir kągi plėšiam po biškį lauk. Ir žinoma, neužklijuokit per anksti, nes nuplėšit su visais dažais. Kągi, pasiimam vėl lipnią servetėlę ir kiekvieną raidę mes ją ištrinam, išvedžiojam, kad nebūtų jokių burbuliukų, jokių pašalinių šiukšlių nieko. Na štai, turim vieną pusę, parodysim ir antros pusės nerodysiu, nes paprasčiausiai laikas daug užsitemps. Štai, matos, lipdukas savo vietoje, dabar klijuojam antrą ir lakuojam. Ir tada parodysiu savo jau galutinį rezultatą, kai bus nulakuota. Na štai, užklijam ir antrą. Viskas gražiai. Ką norėjau pasakyti, lakuojant niekada nesistenkit per raides daug purkšt lako, nes iš karto bus patiokas, per raides bėgs viskas žemyn, kaip sakant. Einat, šalia praeinat, viršuj praeinat. Tik paskui truputėlį greitų mostų per raides ir viskas. Nedarykit taip, kad atsistojat ir vienodai visur varot laką. Nes, sakau, bus iškart patiokai, iškart nubėgimai. Plius dar priklauso nuo lipduko, kokio storio patys lipdukai. Nes šitie gan tokie, matau, storoki. Tai ant tokių storesnių kuo mažiau praeit, paskui, sakau, greitu, lengvu praėjimu, tada viskas susilieja ir niekas nenubėga. Na kągi, lakuojam ir bus galutinis rezultatas. Na kągi, nulakuotas, išjungiam ventiliatorius, nes per juos nelabai girdisi normaliai garsas. Viskas blizga, viskas gražu, viskas lygu, jokio patioko nėra. Matot, kaip blizga, kaip veidrodis. Spindys net matosi žmogaus. Viskas susiliejo gražiai. Na kągi, toks trumpas video, gal truputėlį ir įsitempė, bet norėjau parodyti nuo A iki Z, kaip kas darosi, paaiškinti. Ir ačiū, kad žiūrit video. Laikinkit, darykit prenumeratą, dalinkite su draugais. Kaip žinot, mano kanale galite pamatyti ne vien dažymo darbus, o dar ir lobių paiešką su metalo detektorium, apie vėjo jėgainių gamybą, apie saulės elektrinę. Žodžiu, kanalas mano turi daug epizodų, kaip sakant, ne vien apie vieną temą. Kągi, ačiū už peržiūras ir susitiksim kituose video. Visiems iki.